kam žinoma, jau 1993 metais toks lenkų istorikas Gžegožas Blaščikas ją paskelbė, nors jis ten minėjo tik tai Raseinius ir nedetalizavo, kad ten tame akte minimas ir Žaiginys. Ir tik 2001 metais Vilniaus istorikas Eugenijus Saviščevas, rašydamas apie Bilevičius, tarp kita ko vienoje eilutėje paminėjo ir tos Andriuškaičius ir Juškaičius, kad jie būtent fundavo tą altorių Raseinių bažnyčioje ir skyrė 10 iš savo dvarų. Kada jie gavo tą Žaiginį? Ar tai buvo karaliaus malonė? Ar jie turėjo, taip sakant, tėvoninės teisės? Šiaip tai būtų 5. karta Bilevičių. Ir jeigu kas važiuojant nuo Raseinių link Ariogalos, tikriausiai gal pamato tokią lentą Andriušaičių kaimas. Tai va tų pačių Andriušaičių palikimas, nors tų Andriušaičių istorinių jau 16 amžiuje praktiškai jau tarp Lietuvos didikų kaip ir neliko, liko tik Bilevičiai. Bet...
bet jos kaina nukrito, nukrito, vos mergaitės sunėrus rankas. Bet jos kaina nukrito, nukrito, vos mergaitės sunėrus rankas. Bet jos kaina nukrito, nukrito. Net pats nustebau, aš toks mažas, toks lengvas, pakalnutės žiede sutilpau. Ir nukrito ašaros lašas iš mano akių, iš mano akių, iš mano akių. Ir žvangutis nulinko, neišlaikęs naštos, ir su ašara savo sykiu. Nukritau aš ant žemės kietos, nukritau aš ant žemės, nukritau aš ant žemės, nukritau aš ant žemės kietos. Išmušė ašarą, tokį didelį ežerą, tokį gilų, kad jojo dūne. Vargu ar berasi mane, vargu ar berasi, vargu ar berasi, vargu ar berasi. Vargu ar berasi, vargu ar berasi, vargu ar berasi mane. Šiam pasauly visko būna, atsimerki vieną rytą ir dairaisi, ar čia juoktis, ar čia verkti, nežinai. Kas mylėta, kuo tikėta, lyg žalių lietum nulyta, ąžuolai vijokliais virtę, o vijokliais ąžuolai. Kas mylėta, kuo tikėta, lyg žalių lietum nulyta, ąžuolai vijokliais virtę, o vijokliais ąžuolai. Kas milionis pavirto, pelkėm pievos ir šilojai, saulės vėjo savo rankų, vakarykščių valandų. Rodos nieko nepažįsti, o galbūt nepažinojai, o gal vandenį ir duoną vadini kitu vardu. Rodos nieko nepažįsti, o galbūt nepažinojai, o gal vandenį ir duoną vadini kitu vardu. Atsimerki, o ne auksas, kas labiausiai auksų tviska. Atsimerki, o ant kalnų tavo namo pamatai. Visi kartu. Šiam pasauly visko būna, šiam pasauly bus dar visko, daug labai keistų dalykų.
šiam pasauly visko būna, šiam pasauly bus dar visko, daug labai keistų dalykų, atsimerkęs pamatai, daug labai keistų dalykų, atsimerkęs pamatai. Rytas, Albinas, ačiū mėlyje. Ir kaip čia net važiuoti tą šventę be dovanų, tai aš norėčiau pakviesti gerbiamą bendruomenės pirmininką Arūną ir įteikti tokią kuklę dovanėlę. Labadiena, mėlyjeji. Tikrai džiaugiuosi, kad buvo paliau. Tačiau pasižiūrėkit trupučiuką į savo miestelio pačią naujausią istoriją. Į paskutinį 10-metį. Kaip jis pasikeitė, kaip jis pagražėjo, kaip jūs visą tai patys padarėte. Padarėte dėka savo nuoširdaus, kruopštaus darbo. Važiuodamas per miestelį šiandien tikrai džiaugiuosi. Sodybos sutvarkytos, kiemai pašluoti, žolynai žaliuoja, gėlė žydi. Džiaugiuosi už jūs. Ir džiaugiuosi, kad jūs esate čia ir gyvenate čia. Ir noriu padėkoti vienam jūsų miestelio žmogui, kuris tikrai daug prisideda prie paskutinio 10-mečio miestelio klestėjimo. Jūsų rinktai tarybos nariai Gitanai Rašimienei. Ačiū jai. Ir visiems tiems, kurie padeda jai šitame darbe. Ir nuoširdus ačiū visiems bendruomenių buvusiems ir esamiems pirmininkams. Pagražėjo bendruomenė, jos aplinka, pagražėjo patys namai ir pati veikla. Ir noriu padovanoti miesteliui šitą angelą, kad jisai saugotų jūs, saugotų nuo visų negandų, kad jisai suteiktų jums meilės, gerumo, nuoširdumo ir labiausiai
tarpusavio supratimo. Sėkmės jums, mėlyji man.